Sveiki, aš esu Giedrė Liucija. Noriu pasidalinti su jumis savo knyga, skaitydama ją balsu dalimis. Kviečiu jūs klausytis ir leistis į šią kelionę, kur žodžiai tampa gyvi. Susitikimas su savimi šviesos šaltinyje. Kosminė sąmonių kūryba Sirakūzuose. Nuo 2024 metų esu sąmonėjimo projekte Išsigrynink tiesą savyje, gyvoje, nuolat besikeičiančioje erdvėje, kurioje bendraminčiai susitinka online susijungimams, dalijasi įžvalgomis, palaiko vieni kitus ir drauge auga. Šio projektų metu per Eveliną įsimaterino Anos Marijos kanalo erdvė, kuri kviečia atsiverti tikrajam aš, grynintis nuo įvaizdžių ir kaukių, atrasti savo unikalumą, įvaldyti duotybės ir patirti vidinę laisvę bei pilnatvę. Esu dėkinga, kad jau beveik 2 metus esu šios šeimos dalis. Išsigrynink tiesą savyje tai ilgalaikis sąmonėjimo kelias, atviras kiekvienam, nepaisant to, kurioje gyvenimo atkarpoje bebūtum. Ypatingai dėkoju Evelinai ir Editai už jų palaikymą ir įkvėpimą šiame kelyje, o taip pat už bendrą kūrybą Anos Marijos kanale. Dievai yra ne išorėje, o mūsų viduje ir perėjame nustoja veikti tą vertikalę. Aš mažas, o Dievas didelis. Kiekviena jėga ir energija gali prabusti žmonėse. Ką mes galime daryti su šiomis žiniomis? Tai tam, kad nustotume dievinti, garbinti, o pradėtume prisiminti. Netarnauti jiems, o prisiminti, kad jie kiekvieno mūsų viduje. Nestatyti išorinės sistemos, o išjausti ir atpažinti, kas skamba tavyje, manyje dabar. Perėjimas nuima visas dievų kaukes. Būkite jais be nusižeminimo ir paklusimo, kontroliai, valdžiai, o buvime. Dievas viduje tai laisvė ir išraiška savęs tikro. Dievų energijos įkūnytos žmonėse, per tuos senovinių dievų kodus mes patys pabundame. Mumise yra gyvas įkūnijimas jų dažnių. Ir tai yra tiesa. Mes visi esame tiltai ir dievai, kurie atėjome prisiminti save žmoguje, be sureikšminimo ir išskirimo virš kitų. Jael Lari. Mano sąmonė pašaukė mane į Siciliją dėl priežasties. Miela siela, noriu su tavimi pasidalinti kai kuo labai asmenišku, tuo, kas nutiko mano realiame žemiškame gyvenime, visai to nesitikint. Tai nebuvo suplanuota, nebuvo ieškota, tiesiog įvyko. Ir jei tai nutiko man, tikiu, kad ir tu gali patirti kažką panašaus, stebuklingo, netikėto, transformuojančio. Šiuos kelionės atsiminimus užrašiau ne iškart, man reikėjo laiko. Ne tik tam, kad viskas susigulėtų, bet ir tam, kad suvokčiau, tuo reikia dalintis, nepasilikti tik savo. Tai ne tik kelionės dienoraštis, bet ir vidinės transformacijos kronika. Suvokimas, kas iš tiesų įvyko, skleidėsi palaipsniui ir tebesiskleidžia. Protu tai sunkiai apriepiama, bet širdimi labai aišku. Stengiausi pasakoti paprastai, nuoširdžiai ir atvirai. Savaitės kelionę suskirsčiau dienomis, kad būtų lengviau sekti mano patyrimo eigą. Pridėjau savo darytas ir skolintas nuotraukas, ištraukas iš dienoraščio, kad žodžiai turėtų foną, o akimirkos veidą. Jei skaitydamas pajusi, kad kažkas manyje atliepia kažką tavyje, kviečiu užsukti į mano internetinį puslapį www.giedreliucija.sicilija.lt. Ten rasi šviežiausias naujienas, šviesos kelionė datas, nuotraukas, įkvėpimus ir galbūt kvietimą į savo pačių vidinę kelionę. Nes tai, kas prasideda nuo vienos istorijos, gali virsti bendru keliu. Laiškas sau dienoraštyje.
Šiandien paskutinė diena Vilniuje prieš skrydį. Kelionė į Siciliją. Jaučiu, kaip stoviu tarp dviejų gyvenimų, kur pirmame aš Giedrė, 3 vaikų mama, Tomo žmona, holistinė ekspertė, draugė, duktė, o antrame aš esu Liucija, šviesos nešėja su savo misija, su savo išsigrynink tiesą savyje šeima. Ir tai yra be galo įdomu, prasminga ir žavu. Kaip tiek daug gali tilpti į vieno žmogaus gyvenimą. Daugiadimensiškumas, daugiaplaniškumas. Atsiduodu kūrėjo, absoliuto ir šaltinio vedimui, nes aš esu visų jų vientisos sąmonės žemiška išraiška. Man didelė laimė ir prasmė tuo būti, tai nešti ir skleisti per save čia, visatoje. Su lengvumu, paprastumu ir džiaugsmu dėkoju. Pirmoji diena, 24 metų kovo 16 diena, šeštadienis. Kelionė. Ryte išvykstant iš Vilniaus oro uoste mane išlydėjo draugė Ieva. Susipažinome išsigrynink tiesą savyje projekte prieš kelis mėnesius ir nuo pat pradžių jautėme stiprų ryšį. Taip susiklostė, kad turėjau jai kai ką perduoti, o ji gyvena netoli oro uosto. Visgi abi pajutome, kad šis nesuplanuotas susitikimas buvo reikšmingas. Ieva perdavė man žinutę nuo brangaus kosminio draugo, kosminės sąmonės Helijaus, su kuriuo aš jau anksčiau buvau užmezgusi ryšį mūsų bendrakūryboje Anos Marijos kanale. Tai mane labai pradžiugino ir sustiprino. Kelionė, nors ir su persėdimu, buvo sklandi ir visai maloni. Vilniaus oro uoste ir lėktuve buvo nedaug žmonių. Pirmasis skrydis trumpas. Rygos oro uoste turėjau apie 4 valandas, kurias maloniai praleidau. Mokiausi pagrindinių itališkų žodžių ir frazių, per Duolingo susirašinėjau su draugais, dalinausi istorijomis socialiniuose tinkluose, klausiau muzikos ir valgiau. Skrydis iš Rygos į Sicilijos Katanijos oro uostą neprailgo, nors truko apie 3 valandas. Nusileidus į Sicilijos žemę džiaugiasi mano širdis, kūnas ir siela. Visiškai kitoks oras, kraštovaizdis. Mano žvilgsnį traukė palmės ir didingas Etnos ugnikalnis. Prisiminiau, kaip pirmą kartą, beveik prieš metus nusileidusi čia, pajutau norą pabučiuoti žemę, kaip tai daro popiežius. To nepadariau, bet jausmą užfiksavau. Dar neišėjus iš oro uosto, mano akis patraukė spalvingos kavinės. Nusprendžiau pasimėgauti pirmuoju itališkos kavos puodeliu su tradiciniu desertu kanoli. Saldus desertas sudarytas iš traškios tešlos vamzdelio, užpildyto rikoto sūrio kremu, dažnai papuošto šokolado gabalėliais ar vaisiais. Jis pasirodė kiek per saldus, kaip ir dauguma sicilietiškų skanėstų. Laukė paskutinė kelionės dalis – traukiniu. Telefone susiradau išsaugotą informaciją su grafikais ir maršrutais ir išsiruošiau link stotelės. Gavosi truputį aplinkui, nes įsėdau į autobusą, kuris nuvežė mane į centrinę miesto traukinių stotį Katanija Centrale. Nors visai netoliese buvo kita stotelė. Pustuštis autobusas mane ilgokai vežiojo po miestą, tad spėjau pasigrožėti vaizdais. Traukinių stotyje nusipirkusi bilietą turėjau gerą pusvalandį pasidairyti. Įdomu, kiek toliau už bėgio matėsi jūra. Temo. Jaučiausi šiek tiek pavargusi nuo išsitęsusios kelionės, norėjusi kuo greičiau pasiekti Sirakūzus. Traukinys atvyko laiku 18:30. Ryškus, modernus, buvo gera pailsėti patogioje kėdėje, stebėti švieslentę su stotelėmis. Už lango jau beveik nieko nesimatė. Į Sirakūzus atvykau maždaug per valandą. Tai buvo paskutinė stotelė. Man dar reikėjo nusigauti iki išnuomoto buto senamiesčio centre. Nusprendžiau eiti pėsčiomis, tempdama nedidelį lagaminą. Norėjosi pasivaikščioti, o ir žinojau, kad apie pusę kelio teks eiti senamiesčio dalimi, kur eismas ribojamas. Geras sprendimas, ėjosi lengvai, kelias apšviestas, navigacija veikia.
Buvo šeštadienio vakaras, bet mieste buvo palyginti nedaug žmonių. Kaip gera, buvo beeinant atpažinti vietas, kuriuose jau lankiausi. Pirmoji – 2 tiltai virš kanalo jungiantis miestą su sala. Perėjusi juos atsidūriau gražiausioje Sirakūzų dalyje – Ortidžyje saloje. Darėsi vis įdomiau. Trumpam sustojau aikštėje prie Apolono šventyklos griuvėsių. Toliau ėjau gražią pagrindinę gatvę aukštyn, gilyn į senamiesčio širdį. Prisiminiau tą užburiantį smėlio spalvos derinį, šviesias net blizgias šaligatvio plyteles ir tos pačios spalvos pastatus. Nekantravau pamatyti namą ir butą, kurį taip kruopščiai išsirinkau per Booking. Pakeliui priėjau Piazza Archimede aikštę, kurią puošė įspūdingas Dianos fontanas. Man įstrigo ir pirmąjį kartą. Prietemoje apšviestas prožektoriais atrodė labai romantiškai. Fontano centre stovi galinga deivės Dianos figūra. Romėnų medžioklės Mėnulio ir skaistybės deivė, atitinkanti graikų Artemidę. Aplink ją išsidėstė kiti mitologiniai personažai, skaitant nimfas ir upių dievus, kurie sukuria dinamišką, beveik teatrinę sceną. Jaučiausi lyg itališkame filme. Pasitikrinau navigaciją, jau visai netoli. Pagaliau priėjau savo gatvę, Via Roma. Nustebino, kad ji tokia siaura ir palyginti judri. Žmonės vaikščiojo pirmyn ir atgal dar ilgai vakare. Namai kiek labiau nutriušę, vaizdas niūresnis. Greitai pamačiau savo namo numerį. Ant tamsiai rudos įėjimo vartų rankenos, pritvirtintoje spynelėje su kodu, man buvo paliktas raktas. Atsirakinusi patekau į vidinį kiemelį. Laiptais pakilau į antrą aukštą ir atrakinau savo buto duris. Pagaliau aš čia. Butą įsivaizdavau kiek naujesnį ir gražesnį. Pasirodo, nuotraukose jis atrodė geriau. Neįprastos, senos ir gana plonos pagrindinės durys kėlė keistą nesaugumo jausmą. Lyg butas ir gatvė susiliejo. Teko priprasti. Vis dėlto butas man patiko. Maži, bet jaukus kambariai, dideli langai kiekviename jų ir net 3 maži balkonėliai miegamajame, svetainėje bei virtuvėje. Ryškus spalviniai akcentai, 2 geltoni IKEA foteliai, spalvingos sicilietiškos plytelės, paveikslas, didelė ir tikrai patogi lova. Kiek išsikrovusi lagaminą, sukabinusi drabužius į spintą, išėjau pasidairyti po senamiestį ir pasisveikinti su Ortidžyje širdimi, Duomo, itališkai katedra. Kaip tik ši šventovė man buvo ypatinga vieta. Kai pirmą kartą čia apsilankiau, metais anksčiau, pajutau labai stiprų nepatirtą jausmą. Manyje kažką labai svarbaus pažadino. Tad, renkantis gyvenamą vietą, norėjau apsistoti kuo arčiau katedros. Ir man pavyko. Pirmiausia, ir patraukiau link jos. Buvo nuostabus jausmas sugrįžti. Atpažinau ilgą ir aukštas šventovės sieną. Joje pamačiau melsva spalva apšviestą langą, kuriame stovėjo balta šventos Liucijos statulėlė. Kiek žemiau kabojo atminimo lenta. 20 decembre 2014 Santa Lucia ritorna nella sua città. Itališkai Šventa Liucija grįžta į savo miestą. Svarsčiau, ką tai reiškia, ką tai žymi. Tarp katedros sienos ir gretimo pastato driekėsi palyginti platus tarpas, pėsčiųjų gatvė vedanti tiesiai į pagrindinę aikštę. Kaip tik ten būrelis vaikų garsiai šūkčiodami spardė kamuolį. Buvo keista tai matyti vėlų vakarą, bet kartu labai jauku. Jų žaidimas kėlė džiaugsmą, nuotaiko, o aš praėjau pro šalį šypsodamasi. Barokinio stiliaus katedros fasadas buvo nuostabiai apšviestas. Jų puošnumas, šviesos žaismas tiesiog kvietė sustoti ir pasigrožėti. Džiaugiausi sugrįžusi. Jausmas buvo lyg grįžusi namo. Ilgesnį pasivaikščiojimą nusprendžiau pasilikti rytojui, o šį vakarą norėjosi dar trumpam kur nors prisėsti. Grįždama link savo buto, dairiausi kavinės, kur galėčiau trumpam pasibūti ir lengvai užkąsti prieš miegą. Netikėtai atsidūriau mažame kino teatre, kur rodė senovinį italų filmą. Žmonių buvo nedaug, atmosfera intimi ir jauki.
Mane pasodino prie mažo staliuko, maloniai aptarnavo, atnešė raudono vyno ir skanių bulvinių čipsų. Stebėjau ne tik filmą, bet ir senovinio namo interjerą. Žmonės aplink, buvo gera pabūti svečiuose, tarsi trumpam įsiliejau į kitą pasaulį, po kurio laiko pajutau stiprų nuovargį. Tad sugrįžau į savo butą ilsėtis. Kūnas ilsėjosi, o mintis dar klaidžiojo po vakaro įspūdžius. Pirmoji naktis po kelionės praėjo visai neblogai. Ačiū, kad klausėtės šios dalies. Jei ji palietė jūsų širdį, pasidalinkite su artimaisiais, o jei norite, galite atsisiųsti mano e-knygą ir perskaityti ją patys. Tegul žodžiai keliauja toliau.